Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Prieš kūdikiui ateinant. Monachas maldavo viešpatį, o mano viešpatė, sakė jis, prašau leisti Dievo vyrui, kurį tu siuntei, vėl pas mus ateiti ir pamokyti, ką turime daryti su berniuku, kuris gims. Teisėjų 13:8. Pats Dievas pasirodė monacho žmonai ir pranešė jai, kad ji turės sūnų, kuris bus didis žmogus ir kuris išgelbės Izraelį. Tada jis davė jai nurodymus dėl jos dietos. Į šį nurodymą žiūrėkime, kaip jis skirta kiekvienai mūsų pasaulio motinai. Jei norite, kad jūsų vaikai turėtų gerai subalansuotus protus, jūs turite būti santūrios. Tegul jūsų pačių širdis ir jausmai būna nesugadinti ir sveiki, kad jūs savo atžalai galėtumėte suteikti sveiką protą ir kūną. Kiekviena motina turi suprasti savo pareigą. Ji turi žinoti, kad jos vaiko charakteris žymiai daugiau priklauso nuo jos įpročių prieš jo gimimą ir nuo jos asmeninių pastangų po jo gimimo, nei nuo išorinių privalumų ir trūkumų. Motina, būsimoji vaiko mama, turi prieš jo gimimą suformuoti savitvardos ir pasiaukojimo įpročius, nes ji perduoda savo savybės, savo silpnasias ir stipriasias charakterio savybės. Neišmintingieji patarėjai ragins motiną tenkinti kiekvieną savo norą ir potraukį, bet tokie mokymai yra netinkami ir blogi. Motina paties Dievo paliepimu turi labai svarbų įsipareigojimą ugdyti savitvardą. Tėčiai, taip pat kaip ir mamos, turi tą pačią atsakomybę. Abu tėvai savo vaikams perduoda savo pačių charakteristikas, tiek protinės, tiek fizinės, savo polinkius ir norus. Daugelis su šypsena žiūri į susilaikymą. Jie mano, kad viešpats nevargina savęs tokiais neesminiais dalykais, kaip mūsų valgymas ar gėrimas. Bet jei viešpačiui visa tai nerūpėtų, jis nebūtų pasirodęs monacho žmonai, duodamas jai tikslius nurodymus ir dar 2 kartus pakartodamas, kad ji jų neužmirštų. Daugelis į tėvų įtaką žiūri kaip neįreikšmingą dalyką, tačiau dangus taip nemano. Žodžiais ištartais hebrajų motinai, jis kalba motinoms per visus amžius. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.